ką, atėjo ilgai lauktos mūsų atostogos ir šiandien mes išvažiuosim į kelionę aplink Lietuvą. Gausis, kiek gausis kilometrų? 1700. Miegosim 4 naktis. Maršrutą plius minus padalinau, ten nesigavo po lygiai, bet plius minus apie 300 km į dieną. Plius lankytinos vietos, 7, 8, 9 vietos. Tai dabar, kaip ir viską susirašėm, bandysim dar važiuoti iki namų, pasimti grandinės tepalo, nes čia garažį nebeturiu, ir po biškį judėsim. Nu ką, dabar važiuosim pro Šilutę į Panemunę. Ne? Žinai, koks yra mūsų pirmas sustojimas. Važiuosim ant Rambyno kalno. Nesisuka. Kurioj tu vietoje esi? Aibo. Ne, klausiu, kurioj vietoje esi? Oi, blėt. Nu, tašykės zašybys. Gerai. Tave sulaukiu ir varau į namus. Oi, 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 oi. Karšta. Bet tos programos negalėsi išjungti ar naktį. Jo, jeigu nori, kad kelią pieštų visą aplink Lietuvą. Bet jinai nieko neėda. Jinai užmiega. Jeigu mato, kad nėra judės, jinai miega. Trim vienas jau laukia. Ką, dar 320 kg liko. Žiūrėk, va taip kojas laiky, kad parodžius, kai labai sušunta. Čia. Va taip. Tai padarai. Dieve, kaip gera. Tu neįsivaizduoji. Taip vėjelis šiltas daužo gerai. Atrodo, kad važiuoju su mašina be diržo. Na, kokia karvė. Mes jau esam? Ant Rambyno kalno. Sukamės link.
atsargiai. Žvyro ir ant fotkę labai lėtai važiuok. Biš prieikim tratsmą netgi paslydo. Jau čia reiktų kuro užsipilti dabar, kad ir kiek kainuos, nes po to gali nebebūt degalinių. Nu ką, pravažiavom 103 kilų. Buvom ant Bino kalno, vaizdas gražus, dabar važiuojam pro Viešvilės miestelis, kas čia kaimas, miestas gal miestelis. Tai Tomukas dabar sustojo čia pakapot kepsnių, po to eisim į tą parkelį. Nori valgyti? Nenori? Kas? Ai, šitą filmuoti. Šitą tai. Valgom kepsnius. Nestojam niekur valgyti. Nes reikia suvalgyti naminį maistą. Nes namas 2 savaites nebūsim. Tai nesugės. Tai porą dienų pavalgysim savo. Darbams pakutime. O kitas dienas žiūrėsim, kur nors sustosim pavalgyti. Pavalgėm, dabar reikia eiti šitą reikalą apžiūrėti. Aš be striukės ir man striukės nepalieka, bijo, sakė, babkių daug turi. Brangi buvo. O, kaip gražu. Norvegija. Būtas vanduo, ne? Lidelis. Tas vanduo toks į raudonas, kai žinai. A? Ten renovuoja kažkokį. Palaikyk šalmą biškį, aš noriu paleisti tokį. Žiūrėk, raudonas vanduo. Nu viskas apžiūrėjom. Važiuojam dabar pasižiūrėti pilis. Aš važiuosiu be striukės, nes laukia 32 laipsniai. Ir man čia šalta. Ir man tik vis laik šalta yra. Tai jeigu saulė nusileis, aš ir man atiduosiu dar savo striukę. Gerai. Oba. Jo, reikia važiuoti į degalinę, nes bet turiu vieną kuro padalą ir kokį 3 kilų nebuvo degalinės. Tai būtų visai fainiai, jeigu nereiktų stumtis. Ajajaj, dičonka. Wow, bam. Dzień dobry. Va, radau. Blядь, bok nahoj, radau. 11 kilų, 12 kilų. Važiuok, tėvai, aš tave dasivysiu, duok man nors biškį šiandien pavažiuoti ant 95 nors. GoPro filmuoja, oba. Ne, o degalinė tai tiesiai yra. Kamera kokia. Čia turbūt
laikraščių spausdinimo mašina. Ir didžiulė. Šriftą surenka. Ir čum. Čia kastingas jau šiuolaikiškas. Šių laikų. Ne, tai bus keli. Bus grinais, čia yra toks naminis. Ten čia dešinė. Čia va. Turbina kažkokia. Vandens turbina. Kiek kilovat? Va, kokie šitie. Ratai. Все, уже. Jo. Nu kaip be striukės? Zaibys, ne? Alio? Здорово! Бегу, važiuojam. Нормально. Nedaug, atsipūtę važiuojam, tai žinai. Dabar kiek čia palauk, 100 kilų. Kokia, antrą gal? Jo, kol susirašėm, kol daiktus, kol viską, blėt. Dar pamiršom grandinių purškelį, grįžom iki namų, nu karoči. Ir šiaip mes po visą kelią važiuojam per Antepimą, 8-9. Nuvažiavom į Šilutę. Dabar nuo Šilutės važiavom į Rambino kalną, po to per tos kelių kaimukus, dabar muziejai buvo, kad iš muziejus važiavom, ieškom degalinės, nes aš nei ir man tikrai nebeturim. Čia. Nu. Ne, tai mes išvažiavom su pusę bako. Nepilnai žmogiais važiavom, žinai, laiką taupėm. Ne, tai viskas, tuomet, žinai, po vieną padalą turim. Nu ir man te pusę bako, žinai, pasiėmė vieną padalą. Ir eina įsivedžiau, žinai, į tą degalinę, tai rodo už kilometro, kablis 3, kai dabar važiuojam. Jo, prie pat yra. Ir dabar varysim į 2 pilis ir po to jau į trečią varysim. Ir, blėt, į Viešvilę nuvarėm, karočią, blėt, aš nesupratau, nafkai, kur toks upelis teka, žinai. Vanduo, blėt, raudonas, kai kraujas, blėt, kurva pirmą kartą mačiau tokį vandenį. Blėt, skaidrus visas ir raudonas, ir atrodo arbata, nafkai, raudonas, žinai, ten kokį, blėt, braškį arbat. Blėt, tokio vaizdo nebuvo matęs. Įdomi jau. Ką? Ne, į Viešvilės miestelį nuvažiavom ir upę, žinai. Ten parkas ir tam parke ta upė, žinai. Nu, į istoriją įsimečiau, pasižiūrėsi, pamatys. Tai va. Nu ką, reik benziuką. Važiavome jau į degalinę. 2 eurai, nahui. 2 eurai 2 centai. Ai, ne, 1,97 €, papigiai, kurva, pilną baką pėsiu. Jo. Nu, davai. Nu, ha. Davai. Nu ką ir mantinas? O benziną pylė. Girdi mane? O kas tau leido mane girdėti? O ko tu tokia nusibliovus? Kuro kaip įsi pilną baką dabar, nahui, iki pat kakliuko viršaus. Tu, nahui, kiek čia man mokėti reiks, aš bijau atsisukti atgal. Man 13. Kortelė. Ai. Girdi mane? Tinka tau? Jo. Tik papūgus dar reiktų auginti. Nereiktų. Ir mante, aš nepareisiu. Purgai? Dar nedaug. Raudonės pilis. Aukščiausiam Raudonės bokšte. Čia Tomukas viską nužiūrės.
Aba. O. Ui. Pilis. Nemunas. Ir Irmantė. Įleiskite, ponė. Kas į nahui, ble? Nu, reik pagalvoti, nežinau, kaip šitą pilį. Nepirksi? Dar nevažiuoju. Tavo kopai tokie maži. Važiavom kiek? 200 kilometrų. 20 kg. 200. 109. 109. Kur esam? Esame Panemunės pilyje. Į vidų neinam, nes nenoriu. Ne, į kiemelį buvom nuėję, ten kavinė, nieko ten daug nėra, įėjimų kažkokių nėra. Ir vyksta uždaras vakaras. Tai Šventė. atsigeriam vandens, važiuosim dabar 100 kilometrų, tada dar kelis kilometrus ir statysim palapinę. Ne? Pavargai? Ne. Nėra mašinų. Stalus galėjai. Davai, jeigu aš pralendu, tu man duodi 100 eurų. Padaryk, man reikia numesti svorį. Tuoj pažiūrėsim iš arčiau. Matai, šis rėmas, netelpa. Reiškia rėmas. Nu šonu pratilpai. Va, kaip čia gražu. O tai čia yra matuoklis kūno? Nežinau. Turbūt. Bet galvyklių kokia maža. Rūgiuose prie bedugnės. Va, čia kaip gražu. Netilpam. Prisirengiam, tie jaučiu galvoj debilai. Nu ką, paidėm? Man karšta. Ledinis golfukas. Reikia rytoj atsikelti anksčiau, kad greičiau viską apsivažiuoti ir tada pakimaris duoti. Ane? Nu ką, lygiai 100 kg dar. Šakiai.
gatvėje. 27. Palapinę statysim tamsoj. Žiauriausia bus, kai reiks tą vietą surast, kur jie statys. Tamsoj. Pastatysim tamsoj, Vytę atsikelsim, galvosim, eik tu nahu, kur mes čia, blėt, pastatėm ją. O, koks vaizdas gražus. Nu va, dabar palei navigaciją matot, kad po kairė yra kažkoks kaip ežero, matai, ežero gatvė ir kažkokie vandenys. Žiūrėk, putpelė. Jie nemoka skristi, jie tik va taip paskrenda, kokį 2-3 metrų ir nutupa. Aš būčiau per apačią pravažiavęs. Važiavom. Dabar yra kiek? Pusė 12. Eisim statyti palapinę. Prieš 3 valandas Tomukas nusipirko alaus. Galvoju, aš taip įdėti. Ir alelis yra šaltas. Oi, bus gerai. Gerai, einam palapinę statyti. Dienos kelionė baigta. Važiavom į stovyklavietę. Vištyčio ežeras. 8,5 km ilgio. Vienas iš skaidriausių ežerų Lietuvoje. Pravažiavom 330 km. Beveik 12 valanda. Nu ką, išdaužom po alų. Pavalgom pistacijų, einam miegoti, atsikitam, varom toliau. Tai va, tiek žinių.